beveik skrendam. Skarelę turiu. Kaip ant jie. O dieve, jūros motyvai. O dieve, Simona, turiu lagaminą. Lagaminą priduosiu, nes kitaip neturiu rankų. Simona. Pridėjom bagažą, praėjom pro patikrą, nusipirkau vandens ir už šitą buteliuką sumokėjau 3 fucking eurus. 3 eurai už šitą. Už kakės makės vanduo. Tiesiog. Varėm atostogą! Jei, 3 eurus sumokėjau. Papasakok istoriją, kaip mums sekės pirkti kelionę. Aha. Nu, ten nusipirkom, kaip ir aš nusipirkau, tada pasirodo, kad nenusipirkau, bet savaitę mano pinigai tiesiog buvo užšaldyti, aš buvau be kelionės, bet ir be pinigų. Tada pasiūlė kitą viešbutį, kuris tikrai nebuvo toks fainas kaip mūsų pirmas, ane? Aha. Visai ne, bet ką padarys, teko sutikti. Turėjom gyventi Palio Kastrico miestelį, labai fainai vietoj. Jo. O jūs kokiam dabar gyventi? Dabar aš tiek nežinau to miestelio pavadinimo, arba žinai tu? Aš savo. Aš tai nežinau. Almira? Arkavė. Almira, ne? Arkavė. Ką? Manau, kažkoks Agijos Joanis sakė, miestas yra 3 parduotuvės, 2 kavinės. Tai va, tai esmė, kad pirkom viską kartu, kad būtume 3 ir gavosi taip, kad skirs mums 50 km atstumus. Atskridom. Laukiam lagaminų. Kaip praėjo skrydis? Gerai. Labai norėjau valgyti. Va ir mūsų lagaminai. Jau seniai atvažiavau į viešbutį, apsigyvenau jame, pavalgiau, buvo vakarienė ir dabar tiesiog nuėjau pasidaryti gražių nuotraukų. Taipogi pasivaikščiot, pasigrožėt jūrą, jau spėjau net pasideginti bei išsimaudyti. Ir šiandien tiek planų, nieko per daug neveiksiu. Tiesiog pasėdėsiu, ten bus graikiška muzika, poilsiausiu. Šiandien pas mane yra nieko neveikimo diena, tai šiandien aš tiesiog deginsiuos ir viskas. O jau rytoj kažkur planuojam keliauti, nes Simona yra apsistojusi visai kitam viešbutį, kuris tolokai nuo šito, bet taip jau gavos. O aš čia viena, bet man tas tikrai netrukdo ir
jau galima gultis. Nuėjau į parduotuvę, nusipirkau atsigert ir tapkes, kad galėčiau pagaliau eiti į jūrą. Einu ieškoti vietos, kur nusifotografuoti aplink mane. Gėlės žydi. Matot vynuogės? Čia. Jau vakarienės laikas, pavalgysiu ir eisiu outfitą, bandysiu su stovu nufotografuoti. Sėkmės man. Aš vadinu tai gėdos pertraukėlė, kai mane dabar žiūri ten daug žmonių, bet ką nepadarysi dėl gražių nuotraukų. Nu ką, turėjau aš šiek tiek gėdos prie baseino, bet užtat nuotraukų gražių turiu, įkelsiu va čia vat porą. O dabar eisiu dar vaisių pavalgysiu, arbūzo, trešnių. Beje, rumturo nedarysiu, nes čia nėra ką rodyt. Aš šį kambarį pavadinau sovietmečio džiaugsmas, nes čia nieko ypatingo, kad būtų ką parodyt. Bet man vienodai, koks yra tas viešbučio kambarys, svarbu yra vaizdai, įspūdžiai, kelionės, nuotraukos ir visa kita. Nu, valgyt. Trešnių nebeliko, tai valgysiu arbūzus. O čia, kaip atrodo, pastatas iš šono.